Šiandieną krevetės. Norisi kažko lengvo. Tai bus daug salotų ir krevetės. Krevetės yra šaldytos, jų nėra nedaug, 180 gramų, aš jau jas atsitirpinau. Tai dar prie jų prireiks man česnako, imbiero, sviesto ir viską daug salotų. Pažiūrėkit, kaip gaminu. Nedidelė skiltelė česnako ir imbiero, irgi nedidelė, kadangi nedaug tų krevečių, tai čia man užteks skoniui. Imbierą ir česnaką susipjausčiau, dedu į keptuvę truputį sviesto ir beriu česnaką su imbieru, tegul pakepa. Tuomet suverčiu krevetės. Apkepu iš abiejų pusių, bet labai ilgai nekepkit. Jau paružavavo ir užtenka, viskas išjungkit. Truputis druskos. Toliau daug lapelių. Salotose svarbiausias yra padažas. Tikrai, jeigu padažas bus skanus, tai visos žolelės tikrai bus skanios ir maistingos. Tada dedu pomidorą, papriką ir krevetės. Ir toliau gaminam padažą. Padažui imu mandariną, įsispaudžiu. Dedu šaukštelį imbierinės pastos. Pilu alyvuogių aliejumi su apelsinais. O, jisai pas mane dar naujas. Pasidarau naujai. Bet kvepia apelsinais. Alyvuogių aliejus. Ir lašinu juodąjį pipirą, lašelis, ir citrina. Taip pat lašelis. Viską išmaišom ir gardinam salotas. Kaip kvepia. Citrina tirpdo riebaliukus, juodasis pipiras dažniausiai naudojamas virtuvėje, toks pats populiariausias prieskonis, tai jisai irgi yra antibakterinis, o citrusai šarmina organizmą. Tai tikrai labai bus didelė nauda mūsų salotoms. Ir pilvelis mums padėkos. Dar turiu tokio itališko parmezano sūrio, galvoju truputį patarkuosiu. Štai koks grožis gaunasi iš mano salotų. Tuoj patarkuosiu sūrį ir pilu padažą. Viskas, liko padažas. Dar pamaišau, kad susimaišytų visi skoniai. Ir padažas ant salotų. Kaip kvepia viskas, kaip skanu. Kas gaminsit? Skanaus. Einu valgyt. Oi, kaip noriu, kaip skanu. Daug ląstelienos. Sveikos, skanios. Ir labai lengvai pagaminamos. Skanaus.